Labas, šiandien atliksim būtį, tai yra užpakaliuką workoutą 10 minučių. Tam skirsiu, mums reikės gumos ir kaladėlės. Tai nieko nelaukiant ir pradedam daryti mūsų workoutą. Užsidėsim gumą ant kojyčių, tai yra aukščiau keliukų. Ir važiuosim ant šoniuko. Čia yra labai svarbu. Kojytė yra įtempta, ją tvirtai laikom pėdutę, kitą kojytę ištiesim. Čia yra svarbu išlaikyti lygiai taip pat presiuką tvirtą, stengtis nesvirti atgal, tai yra klubus išlaikom vienoj linijoje, tai būnam vienoj linijoje, kojytę įtempiam, darom tep ir į viršų, tep ir į viršų, taip 12 kartelių, bandom kontroliuoti savo klubus, galvoti apie kūną ir taip, kaip jisai juda. 6, 7, tvirtai, 8, 9 ir 10. Dar 2, 1 ir paskutinis 2. Lieka kojytė viršui, smarkiai laikom presiuką, pulsuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Ir aukštai dabar laikom tvirtai, pagalvoti galim apie kūną, ar klubai yra nenusvirę, ar juos reikia atsukti ir laikyti. Ir 10, 9, keliukas tiesus, pėdutė tvirta, tiesi. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Nepamirškit, su kokia koja darom, ne? Tai važiuojam galbūt su ta pačia ir važiuosim dabar ant 4. Tai yra rankytę padėsim vieną į šoniuką, kita bus tiesi. Kojytė įspausta, o kita kojytė tiesiog eina truputėlį įstrižai. Lygiai taip pat laikom tvirtai. Presą stengiamės nesvirti atgal, o tiesiai prisilaikom su pirštuku į žemę ir darysim tep ir į viršų. Ir 12 kartelių. Padarysim šoniuką, 12 kartelių pakelsim, tada papulsuosim ir palaikysim. Taip. Ir tada 8 pulsavimai ir 8 laikymai. 8, 9, kvėpuojam. 10, 11 ir 12 pulsuojam. 10, 9, 8, 7, tvirtas presas. 5, 4, 3, 2, 1 ir laikom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 pulsuojam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir paskutinį. 8, nesvirkit atgal. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Lėtai nusileidžiam ir važiuosim į kitą šoniuką, kadangi kai darysim su kaladėle, kad netrukdytų mum guma, nes ten truputėlį neišeis suma. Kelsim aukštai kojas, ne? Turėsim klausyti savo kūno ir važiuojam į kitą šoniuką, pėdutė lygiai taip pat įspausta į žemę, tvirta, jinai yra 90 laipsnių kampas su kilimėlio, ne? Stengiamės, kad mūsų visas korpusas būtų tiesiai, kojytė kita tiesi įtempta, keliukas yra tiesus, ne? Klubai nesvirsta atgal, o juos laikom tvirtai. Presiukas lygiai taip pat įspaustas ir tep 12 kartelių tiesia kojytė, ne? Pagalvokim apie kūną, kaip jisai juda, ką jisai daro, ką jisai mums sako, ne? Ir 6, 7, tvirtai, 8, 9 ir 10. Dar 2, 1 ir paskutinis 2. Pulsuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir laikom. 10, 9, kojytė gražiai, tiesi, presiukas tvirtas ir 4, 3, 2 ir paskutinis 1, gal kokius dar 3, 2 ir 1. Lėtai važiuojam dabar ant 4 į kitą puselę. Taip, einam ant 4, pasistengiam nenuvažiuoti atgal, išlaikyti mūsų 4 poziciją. Važiuosim rankytę ant
šoniuko. Čia stengiamės įspausti pėdutę, ją tvirtai laikyti, kojytė yra įstrižai, ją laikom, presiukas lygiai taip pat tvirtas. Stengiamės nenusvirti atgal, laikom save tvirtą ir jaučiam šoniuką. Ir 2, 3, kvėpuojam, 4, 5 ir 6, tvirtai, 7, 8, 9 ir 10, dar 2, 1 ir 2, pulsuojame, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1 laikom, 10, 9 tiesinam per keliuką, atsisukom savo klubus, 3, 2, 1, 8 pulsuojam, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 laikom, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Lėtai nuleidžiam, jau pusę beveik padarėm. Priminsiu, kad čia yra tik tai 10 minučių, be apšilimo šiaip daryti nevalia. Reiktų visą laiką daryti su apšilimu, normalią treniruotę, bet bent jau 10 minučių dienoje jau bus geras variantas. Važiuosim, kaladėlę pasidedam po kojyte, atsigulam ant kilimėlio, susirenkam visus savo dalykus. Taip. Dabar bus taip, čia bus lyg tiltukas, ane? Tai vadinasi, kai mes darom, kai kylam į tiltuką, tai jau skvizas turi būti užpakaliukui, ane? Bet čia darysim taip, uždėsim kojytę ant kojytės, irgi labai svarbu, per daug nespauskit savo kojytės į šoną, kad klubai neiškryptų, tiek, kiek leidžia jum klubai, ane? Tai tiesiog uždedam, kylam į viršų, spaudžiam užpakaliuką, ištiesiam kojytę ir vėl padedam, lėtai leidžiamės žemyn. Ir 2, 3 ir 4. Tvirtai. Jau skvizas užpakaliukui. Ir 4 čia galbūt buvo, ne? Man su skaičiavimu nesiseka labai. Ir 5. Kvėpuojam. 6. Lėtai skvizą padarom. 7. Labai gerai. 8. Ir 9. Puikiai. Dar 3 kartai. 1 ir 2. Labai gerai. 3 ir liksim pulsuosim, ane? Tai atleidžiam, suspaudžiam, ir 3, 4, 5, lėtai, 6, 7, 8, labai gerai, 9 ir 10, dar 2 kartai, 1 ir paskutinis 2 laikom, dabar tvirtai suspaudžiam, presas tvirtas, užpakaliuko raumenukas tvirtas, laikom, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1, lėtai nusileidžiam, galima apsikabinti kojytes į vieną šoniuką ir į kitą, palengvuoti, padėkoti ir važiuojam per šoniuką, pakylam ir važiuosim į kitą puselę su kita kojyte. Tai pasidedam savo svarelį, norėjau sakyti, kaladėlę, lėtai nusileidžiam, susitvarkom, pasidedam pėdutę, nugarytę, tvirtai, ane, rankytės gali būti ant žemės, pakelsim vieną kojytę, uždėsim vieną ant kitos, čia jau kai kylam skvizas yra užpakaliukui, leidžiamės žemyn ir vėl skvizas užpakaliukui pakyla 2, lėtai leidžiam, 3, tvirtas presiukas, 4, turim suspausti, kad nebūtų tiesiog lingavimai, ane? Tai mes tvirtai iš raumenuko 5, lėtai leidžiam ir 6. Kvėpuojam. 7. Labai gerai. 8 ir 9. Puikiai. 10. Dar 2. 1. Ir lėtai 2. O aš pamiršau kojytę iškeltą, ne? Ach, tu velnias. Ir lėtai padarom dar 10 kartelių ir važiuosim su kojyte. Galvojau, kad
reikia nekelti, o kam nebūna, ne? Tai jeigu jūs šaunuolės prisimetėt ir darot taip, kaip reikia, o aš padarysiu paskutinių 10 su taisyklingai, ane? Kojytę iškelsim ir nuleisim. Gerai, dar 4 kartai. 4, 3. Ir paskutinis 2. Ir ką, liksim, pulsuosim mažais, ane? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Laikom tvirtai, aukštai suspaudžiam. 10, 9, presas tvirtas. 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Lėtai apsikabinam į vieną pusę, į kitą pusę ir atsikeliam per šoniuką. Tai tikiuosi, kad jums patiko mano treniruotė, kad ir padariau klaidelę, bet kas nedaro klaidų, ne? Tai tikiuosi, kad jums patiko. Galite ir norit prisijungti prie Power Pilates iššūkių, ten yra tikrai daug naudingos informacijos, yra ir apšilimas, ir mobilumo pratimukai, ir tikrai visai nesunki, kaip čia pasakyti, visai nesunki, tai yra sunki body pilates treniruotė. Tai tikiuosi, jums patiko ir ką, susitiksim kitose kartuose. Ate.